Pasakyčiau. Labą dieną. Sveikas. Sakykit, jūs esate kultūros namų direktorius pavaduotojas? Ne. O kaip jūsų pareiga? Aš esu kultūros centro administratorius. Administratorius, nu tai dar geriau. Sakykit, kiek kainuos mūsų miestui šildymas šitų kultūros namų? Šiandien aš negalėčiau tiksliai pasakyti, bet bendroj sumoj tai per mėnesį būtų gerai. Labai brangiai nekainuos. Per mėnesį aš nelabai galiu pasakyti, kiek jisai, keletą tūkstančių kainuos be abejo. Keletą tūkstančių. Čia šildys mūsų miesto šitą katlinę? Komunalinis turbūt. Komunalinis ūkis. Aš čia tiksliai negaliu jums atsakyti, aš galėčiau atsakyti viską patikslinęs. Tokia šneka buvo, kad jisai ekonominiu požiūriu pakankamai nelabai jau tai brangiai atseitų savivaldybei šitie kultūros mūsų. Jūs manot, kad atsipirks? Gyventojai lankysis tiek, kad apmokės sąskaitas šildymo, elektros? Aš manau, kad kultūros centras organizuos savo veiklą taip, kad iš tikrųjų galėtų atsipirkti ir žmonės būtų patenkinti ir turėtų ir galėtų kur praleisti laisvalaikį. Pagaliau aš manau, kad tai bus ir jaunimo, kitų institucijų, visuomeninių organizacijų užimtumo centras. Aš taip manau, kad jie labai naudingi pagėgiams. Kaip jūs galvojate, mūsų asociacija įsileis į šitus kultūros namus? Apie asociaciją jūsų tai reikėtų pakartoti, kaip jinai. Informacijos analizės asociacija. O kodėl šiais demokratijos laikais galėtų jūsų neįsileisti? Nematau problemų. Šiaip mes prašom patalpų jau metai laiko ir niekaip negaunam, nes jų kaip ir nėra. Tai matot, pas mus savivaldybėj tų patalpų daug. Pavyzdžiui, ir partijos neturi patalpų, turi ieškotis ir taip toliau, taip turėtų būti suteikiama. Jeigu jūs kreipėtės oficialiai į tarybą, į merą, į tarybos pirmininką ir dar kreipsitės, tai aš manau, bus išnagrinėti tie klausimai. Ačiū labai jums už pokalbį. Viso gero. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kaip jūs manot, tokius kultūros namus žiemą, ar išlaikysime mes miesto gyventojai? Sunku pasakyti, kad labai laukiam jų atidarimo. Ir kad labai reikalingas šis centras, tai mes labai džiaugiamės. Apie išlaikymą tai man ir sunku pasakyti. Man atrodo, kad pastangos mūsų administracijos, jeigu bus tokius nuoširdžios ir skaitysi, kad labai reikalinga žmonėm, turėtų būti pajėgus. Tik jeigu, pavyzdžiui, kaip dėl priemonių, kultūrinių priemonių, aš galvoju, kad turės čia į tose priemonėse dalyvauti visos mūsų savivaldybės žmonės. Kad jau turėtų būti atvežti į koncertus, kad būtų pilna salė, kad būtų va šitaip. Ir labai norisi, kad biblioteka čia įsiplėstų, nes renginiams tikrai renginių daug ir trūksta kultūrinių renginių ir dėl to, kad nebuvo kultūros namų, mums buvo. Taip, sunku. Mes labai pasilgome kultūrinių renginių. Tai be abejo, mes irgi. Bet apie išlaikymą tai bus matyti. Bus matyti, o dabar tai visų viltis labai didelės, labai džiaugiamės ir laukiam atidarimo. Mes kalbinom kultūros namų administratorių, Paulą Dumbliauską. Tai jis mums minėjo, kad žiemą 5000 panašiai turėtumėm tokią sumą nesiekti, bet jeigu dideli šalčiai, aš manau, kad galim siekti 5 ir daugiau tūkstančių per mėnesį. Per mėnesį. Tai tokią sumą turėtumėm mes padengti per tos renginius. Tai tikėkime. Jeigu 5000, tai ir skaityčiau, kad mūsų savivaldybė neturėtų būti problemų. Nes tų šaltų dienų tai tikrai labai nedaug yra. Aišku, mes gyventojai tai pajutom, kada prisijungė kultūros namų centras, kad mums šiluma irgi sumažėjo butuose. Yra va šitaip ir galvoju. Aš skaitau, kad yra vis tik tai kultūros namai. Negalvokime dabar apie pinigus, galvokime, kad mums labai reikalingi buvo, labai laukiami ir kad jie pateisins save.
Ir tik tai, kad būtų auditorija ir kad būtų koncertų, kad būtų šitą priemonį. O man atrodo, kad čia yra organizatoriai neblogi, ypatingai kultūros centro direktorė ir visą kitą, ir biblioteka tų renginių netruks, ir žiūrovų, ir dalyvaujančių bus nemažai. Ir žiūrėkime daugiau dvasinę pusę negu į materialinę. Kad ir šalčiau, bažnyčioje buvome taip šaltai ir vis tiek lankėm bažnyčią. O dabar, kad bus ir šalčiau, bet svarbu, kad aš tai už tą dvasinę pusę, už tą kultūrinį gyvenimą. O į tą materialinę pusę, tai aš mažai kažkaip kreipiu dėmesį. Man atrodo, kad žmogus, jeigu labai nori, tai pakęs ir šaltį. Ir aišku, kad nesusproginėtų radiatoriai, kad nesakita, čia tai va taip. Bet iki to nedaleisim, turbūt va šitaip. Turėkim viltį ir aš labai tikiuosi, kad va šitaip. Ačiū Jums už pokalbį, už Jūsų nuomonę. Ačiū, viso gero.